Labas rytas, nuostabi diena. Labas rytas, aš vėl jau kelyje. Labas rytas. Šiandien su nuotaika. Labai gerai miegojau. Hostelis buvo nuostabus. Rekomenduoju. Tikrai labai geras. Žmonių buvo daug, knarkančių buvo mažai. Kadangi mano Kyra anksčiau knarkdavo, tai aš pripratus prie knarkimo, net ausinukų nereikėjo užsidėti. Tai viskas čiki-piki. Keliaujame toliau. Šiandien kaip ir galėčiau pabaigti. Bet ar kur man skubėti? Ar man to reikia? Aš dar turiu laiko. Skrydis mano tik šeštadienį. Tai aš turiu laiko. Tai pasimėgusiu kelionę dar porą dienelių. Ir tiek. Kaip jūs galvojate, kas mano kelyje? Tiltai. Va čia tai jo, tiltai vėl. Va čia tai jo. Aš daugiau nieką nerodu, kaip tik tiltus. Tiltus, tik tais tiltus rodau. Gražiausias mano tiltus. Visi keliai man pratesti. Jeigu nėra kelio, tai yra tiltas. Va taip. Šitoje šalyje labai nuostabus gražus piešiniai ant sienų. Nu visur, kur tik einu, man taip gražu, kaip čia išpaišyta viskas. Einam kartu su manim, katukai. Palydėsi mane, taip. Na, rodai man kelią, nu gerai, sakai man ten tiesiai reikait, nu einu paskui tave. Rodyk man tą kelią. Nušau, jo, pakalbė. Taip, ten reikia suktis. Nu gerai, suksimės ten. Į katrą pusę suktis reikia. Ten? Ne, ten einu. Jo, ten sakai reikait. Ne, va čia reikait. Va, žiūrėk, čia man rodo, kad čia reikait. Nu tai eina, palydėsi. Na, katinukai. Nu ką? Kas yra? Nu imsiu, neimsiu aš tave. Ne, neimsiu aš tave su savim. Neimsiu. Žinok, negaliu. Turiu aš katinuką. Jėzus, ant kojų nelipk visai jau. Nu ką, jau viskas, gana jau. Jau viskas, jau eik namo. Gerai? Ačiū, kad palydėjai ir eik namo. Ate. Einu kokiom gražiom gatvelėm. O, žiūriu, čia yra namas, bet tai koks įdomus. Pagalvoju, kad net kaip bažnyčia. O, geras. Įdomus tie va keliukai ir čia tokis mažom gatvelėm einu. Net norisi pasisukinėti kiekvieną gatvelę praeiti. Va, galima česneko nusipirkti, jeigu kas pavarga ir išalko. Okei, va čia gatvelė, bet man reikia čia eiti. Einu čia. Gražumėlis. Oras nuostabus. Šiandien nelis, tikrai nežiūrėjau orus, kad pranašauja be lietaus. Nu, bus matyti. Tikiuosi, nebus lietaus. Įdomu, kas čia yra, nes tokių labai daug matau. Ir visi jie tokie su kryžiukais, ką aš žinau, kas čia tokie yra, nežinau. Kas žinot, parašykit. O čia va tokia džiovykla. Džiovyklė, kur žmonės džiovina rūbais, o čia va jų kiemas yra. Nu, nice. Kokių visokių dalykų mano kelyje yra.
Ir tos Ai, dabar matau, čia saugyklas kukurūzų ten pilna prikrauta. Vau, dabar tik pamačiau, arčiau prieėjus tenais yra tarpiukai ir pro tos tarpiukus matosi, kad čia jų saugyklas tokias yra. Okei, geras dalykas. Nu, koks gražus tas miestelis, mažas toksai. Toks, kai kalnuose būna, maži namelį stovi. Ir siaurom gatvelėm reikia vaikščioti. Tarp jų mašina, tai čia tikrai nepravažiuos. Nu, gal, bet jau taip siaurai, kad jau reikėtų pasistengti čia. Ir dabar tai pagalvoju, kodėl jie taip aukštai stovi su ant tokia betoninė. Matyt, kad pelės kokias ar žiurkės ten neįliptų. O va čia tai jo gerai sumąstyta. Įdomus variantas. Baigiu prieiti va prie tokios bažnytėlės gražios. Pabandysiu į vidų įeiti. O, čia su tokiais laiptais. Okei, šalia suvenyrų parduotuvė yra. Ir bažnytėlė. Kylam į viršų. Va čia man dabar padarys štampuką. Kaip čia gražu. O, va čia tai jo. Nuostabu. Ok, va, paduodu savo pasą ir man dabar čia padarys štampuką. Opa, yra. 11.03.25. Super. Ačiū. Gracija. Na štai, tokia gražioj bažnytėlei. Gavau štampuką ir keliauju aš toliau. Hola. Man liko štai tiek. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu? Einu, galvoju, pasižiūrėsiu tą albergą, kur turėčiau šiandien apsistoti. Tam miestelį paskutiniam, prieš paskutinis, prieš Santiago. Ta prasme, paskutinis prieš Santiago. Ir ką jūs manote? Jisai yra uždarytas, neveikia. Tai teks keliauti iki galo. Truputėlį reikės pasistengti, nes nuo tos vietos, kur aš išėjau, 25 kilometrai yra iki Santiago, bet visas kelias yra į viršų. Sukilimai. Tai nežinau, ar aš veiksiu. Aišku, kad veiksiu. Po biškį, neskubėdama, pailsėdama, įveiksiu. Bandau. Bus kaip bus. Koks nuostabus oras. Ir mano kelias visas nuostabus. Va, keliauja savo Oksana, pati viena. Po Ispaniją, Portugaliją. Grožisi vaizdais, kalnais, namukais, visokiais kaimeliais. Nu, kvapą galėčiau perduoti irgi. Tai kvepia dabar
tokiom kažkas kūrenasi. Tai tokiom durpiam, nedurpiam, neaiškuom. Va. Na štai ir vėl pasidariu savo pertraukėlę, pasidarysiu pusryčius ir toliau keliausiu. O dabar mano pusryčiuose yra tortilija su kapučinu. Tokia graži kavinukė, vėl aš apsistoju. Va. Ir skanaus man. Vat aš keliauju. Saulutė šviečia, gražus oras, piligrimai mane lenkia, aš niekur ir neskubu. Va, nešu savo kuprinę, sunkiausia, lauktuvį pripirkta. Nu, jeigu reikia, tai reikia. Nu, čia net kelio nėra, tiesiog va taip va einu. Va toks va čia kelias, va. Jo net nematyti. Aš čia žiūrinėjau kankorėžės, ieškau tos, kur palikau kažkokiam alberge. Ieškau kankorėžės, nes čia pušaičių labai daug. Ir galva į apačią žiūriu, kur mano kelias, kur man eiti, nematau kur eiti. Ir priekyje mane žmonės ėjo. Ieškau, kur tie žmonės. Nematau tų žmonių. Bet paskui vidury nieko miškiuka, va. Matau tą ženklą. O geras, galvoju, va čia tai jo. Ir galvoju, va kiek tai reikia. Galva žemyn. Ir viskas, ir nebematau, kur kelias. Pasiklydau. Bet nieko, va. Ženklas rodo, man liko 15 km, 680 metrų. Nu ir manau, aš šiandien pasieksiu, po lengva pasieksiu. Nu yra čia tų kankorėžių, bet aš nerandu tokios gražios, kaip aš turėjau, kur aš buvau labai gražią radus. Kažko tai man liežuvis painiojosi. Nu, pavalgiau, papusryčiavau, dopingą iššoviau, kavutės ir varau toliau. Va. Miškas be kelio. Va, pažymėjimas. Va, reiškia, čia gerai einu. O, mano draugas paskui eina. Iš Danijos, va, mano draugas eina. Irgi mišku pasivyja mane, kol aš pusryčiavau. Va, o kelias, sakau, va, pažymėtas tokiais, va. Nes čia, va, tik tai tiek tai išmindžiota yra. Va, tiesiog reiškia, einam teisingų kelių. Bet tokiais keliukais jau man patinka vaikščioti. Ypač tokiu gražiu oru. Va, miškas, nu tiesiog nuostabus jisai. Toks nuostabus, kad nesinori net išeiti iš jo. Va. Portugalijos kelias. Iš jo tik liko 15 kilometrų man. Va. Ir būsiu pasiekusi aš savo finalą. Finišą. Bet kankorėžės taip ir nerandu. Nu, matyti, jinai nereikalinga buvo man, kad jinai kažkur tai pasiliko. Ir neberandu aš kitos naujos. Dabar kelias veda vėl į viršų. Visas kelias šiandieną eina man į viršų. Ok. Čia kaip tas tam kelyje būna. Eini. Kyli į viršų, paskui pačiam viršui pasieki finalą. Va, reiškia įveikiam, nes galutinis taškas yra pati aukščiausia vieta mano kelyje. Ir dabar aš siekiu to aukštumos. Albergas irgi dar vienas yra.
čia yra for free. Už dyką vadinamas. Pastogė yra, čiužiniai yra, kas nori, gali ir čia miegoti. Visai popigiai. Nu. Ir netuoli iš karto yra ir kavutės, kur pusryčius pavalgyti. Viskas įskaičiuota, va. Įskaičiuota ir nemokamai. Va kaip gerai. Na, ko nekeliauti savo. Va, vėl piešinį labai gražų radau. Nežinau, kas čia per pastatas, bet jau piešiniai tai labai gražus. Nu, kažkoks tai Kaza komunion, kažkokia komunijos. Ir va, ten toliau yra išpiešta labai gražu. Aha. Neblogai. Aš jau visai išsirengiu. Wow. Va, iš tos pusės irgi kaip gražu su arkliu. Kaip man gražu. Aš va, išsirengiu. Einu jau po maikutį, nes labai šilta jau. O dar kai einu į kalną, ir vėl į kalną, čiut nusileidžiu, ir vėl į kalną. Ir šiandien visą dieną bus į kalną, į kalną, į kalną. Nu ir okei. Va, arkliukas koks. Ir čia kokie meno kūriniai. Va, stovi. Na. Einu ir žiūriu, pakabintas kažkoks tai gabalas. O pasižiūrėsiu, kas čia yra. Kvepia tai lašiniais. Matyt, lašinių gabalas pakabintas. Toks nemažas. Normaliai. Va, pas kažką tai kiemukė. Tai gerai, kad tas šuo manęs neužpuolė. Gal galvoja, kad aš noriu atimti jo lašinius. Bet ne. Gerėti, sako, imk, jeigu nori tas lašinis, senai jau jie čia kaba. Oi, geras. Čia kažkoks tai restoranas yra. Lemputės šviečia, va. Bet pas juos, kaip visada, viskas uždaryta. Kaip visada, žinokit. Per pietus tai nei pavalgyt kur, nei ką, viskas uždaryta. Va dabar man reikia eiti va ten tiesiai, paskui pasisukti ir eiti atgal. Ir aš dabar dėsiu va čia va. Tiesiai. Va taip va. Darysi biškį čytą. O taip aš. Iš karto stačiai. Ir ką man? Nieko. Aš ir taip galiu. O taip dar jau čia ne vienas taip padarė. O, Oksana eina atgal. Ok. Einam. Ai. O, papa. Va čia tai jo. Oi, nudėjau biškį. Kelius metrus načytinau. Va čia tai dėjau. O, pasiekiau. Žiūrėkit. Va tik tiek tai reikėjo. O, aš čia vadėjau. Bet aš tai padariau. Aš visą laiką darau ne taip kaip visi. Dėl to ir esu aš. Einu žiedu dabar. Čiučiut reikės gal nusileisti. O atėjau va iš ten. Iš miško. Dabar yra 1:30. Man dar 9 kilometrus reikia praeiti. Tai daugmaž paskaičiavau, apie 4:30 turėčiau būti vietoj. Nežinau, dar nežinau, kaip čia bus. Bet liko visai nedaug. Ir jau sukilo azartas pasiekti tą finišą.
Nu, žiūrėsiu, jau nekantrauju. Kada. Bet aš jau šaunuolė. Aš šaunuolė. O įdomiausia yra tas, kad pirmas dienas klaidžiau pagal žemėlapį, į tai pasiklyzdavau, strėlytės ieškojau, viską. O dabar einu, kaip žinodama, kur eiti. Tiesiog net nežiūriu, bet ateinu ir matau, ženklas stovi. Na, vieną kartą užtenka pasižiūrėti į žemėlapį, nu, bet kur tu čia nuklysi? Visą laiką tiesiai. O jeigu jau reikia pasisukti, tai tada jau stovės 5 ženklai, kad tau tikrai suktis. Arba labai didelė geltona strėlė tokia nupiešta, kad tau suktis. Va. Tai žemėlapį visai beveik netraukiu. Na štai dar vieną pertraukėlę padarau, atsigeriu kavutės. Ir liko visai nedaug, tai liko man apie 9 kilometrus. Žiūrėkit, nuėjau, išklenčiau duonos gabaliuką. Va. Dabar atsilaužiu ir valgau kartu su kava. Ai, man užtenka. Sakau, galiu gabaliuką duonos pasiimti. Sako, jo, gali. Ne, pasiėmiu. Va, mano pietai bus tokie. Su duonos gabaliuku ir kavos puodelį. Sutikau šeimą vėl. Ten va pietauja šeima. Papietavau ir aš. Donytė su kapučina. Pasižiūrėjau iš tai tokius vaizdus. Ir šaunu toliau. Šiandien rodau viską, ką galiu. Va ten va mažas ponis yra, matau. Gerulis koksai. Geras. Na ir čia va ožkikės. Su skambaliukais. Nu. Ką tu? Pietauji? Aš tai jau papietavau. Skanaus tau. Nu va. Ir man beliko visiškai lašas. Hopa. Ir hopa. Varom. Nebedaug. Žiūrėkite, man žmogeliukas papasakojo, sako, dabar jeigu tu žiūrėsi tiesiai, va ten, kur balti pastatai, ten matosi katedra. Tai man liko visiškai ranka paduoti. Jeigu aš pabandyčiau pritraukti, va ten va yra kažkur, tai tolumoje yra katedra jau. Vau, man visai nebedaug liko. Yep. Super, bravo. I see. Yes. Va, žmogeliukas man parodė, sako, žiūrėk, sako, tau nebedaug liko. Ok, sako, ačiū labai. Nuostabu tiesiog. Sako, Oksana, prilėtink žingsnį, čia tik 20. Sako, neskubėk, jau nebedaug liko. Kur čia bėgsi? Sako, ką paskui veiksi? Nu, pasimieguk, sako, kiek dar gali. Nu, o taip va. O, mažiukai kokie geruliai. Vau, koks grožis. Mažiukai. O, koks šaunuoliai kokie. Kaip gražu. Čia visa šeimyna. Į mamą su tėčiu, matyt, tokie irgi nedidelį. Čia tokie karlikiniai jie. Nu, visai kaip aš.
Na ir gerai. Vaizdas pasakiškas. Štai anas didžiulis miestas manęs jau laukia. O jis manęs laukia. O aš tiesiog bėgu pas jį. Bėgu, tuoj, porą valandžių ir aš būsiu vietoje. Ir aš pasieksiu savo finišą. Net jausmas tai aš negaliu papasakoti. Tai kažkas tai įdomaus. Jeigu ne aš ant tilto, tai aš po tiltu. Po vienu tiltu, po antru tiltu. Ir varau savo. Šitas miestas mane laukia. Oi, laukia. Vėl pešinukas. Vėl labai gražus. Kiek daug piligrimų va su kuprinėm keliauja. Saka, nebedaug jums lika. Štai čia. Ok. Štai tokia panorama matosi. Nu, nuostabu. Šiandien aš nerandu žodžių jums visko papasakoti, ką sakyti, bet tai yra kažkokia magija. Tai yra kažkoks tai grožis. Va, viskas dėl piligrimų. Galima pasiimti vaisių. Va, vaisių yra saldainukų, peragiukų, vandenukų. Va, raganaitė laukia ir sako, vienas žingsnis belika. Pasižiūrim čia kas. Va. Kaip viskas gražu. Superiškai. Aš padėsiu 50 centų. Va štai čia. Ir pasimsiu bananiuką, va, ir apelsiną. Ar mandariną, nežinau, kas čia yra. Tai va, aš pasiemu mandariną greičiausiai ir bananą. Ir man užtenka. Palieku visą kitą kitiems piligrimams, kurie paskui mane eina. Ačiū šitai gražiai vietai. Oho, koks medis. Tai kai jis įdomiai apaugęs yra. Geras. Čia kai tuneliukai kažkokie tai. Vau, kaip įdomiai. Oho. Įdomiai tikrai. Kažkokiais vijoklis apaugęs. Geras. Ir iki pat viršaus. Eina savo. O čia tai jo. Ir lendu vėl po tiltu. Man rodo kelias ten. Vau, čia grafiti irgi labai gražiai išpaišyta. Va, kaip ryškiai, kaip gražu. Ir šita pusė yra. Nu. Vau. Pasižiūrim, kas ten. Ten irgi kažkas yra išpiešta. Va. Man liko štai tiek. Ir vėl mano kelyje plunksnelė.
ir kurią aš ją pasimsiu. Va, angelai vis su manim. Ir aš pasiekiau miestą. Man beliko pereiti per miestą ir pasiekti katedrą. Aš jau čia pat. Jau. Aš dar visai einu. Ir žinot, kiek man liko? 400 metrų. Jo. Aš tai būsiu padariusi. Įėjau šurmulį ir nežinau, kur eiti. Čia ar čia, nežinau. Okei. Va. Stoviu kryžkeliai ir nežinau eiti. Ar čia. Traukiu žemėlapį ir žiūriu. Va, einu. Jau grįžta piligrimai iš anos pusės, jau eina atgal. Reiškia, aš einu teisingai. Aš jau matau kraščiuką, bokštą, viršūnę. Mano minutės jau suskaičiuotas šičia. Aš to pasieksiu. Aš tai padariau. Tikrai padariau. Aš tikrai tai padariau. Aš galiu, aš stiprėju. Super. Wow. Aš negalėjau patikėti, kad aš tai padarysiu, bet aš tai padariau. Yeah. Super. Wow. Kaip tai gražu. Tai labai gražu. Yeah. O dabar einu pasiimti kompostelas, jeigu man užduos. Tik nežinau, kur reikia eiti, bandau ieškoti. Kažkur tai. Nu, žiūrėsim. Gal kur nors ką nors rasiu. Ir dabar aš padarysiu paskutinę užduotį. Tai prie šitos katedros. Tai yra pati mano aukščiausia vieta. Tai aš čia dabar pamedituosiu už visus. Na štai visame lengvume. Atsikračiau kuprinės, palikau albergę, pasiėmiau mažą kuprinę ir einu, bandysiu papulti į katedrą, nes su kuprinėm katedra neleidžia. Ir dar bandysiu pavalgyti. O pavalgyti, tai aš laukiu jau visą tą kelionę. Aš noriu paeilėje. Tai žiūrėsiu. Jeigu gausiu, tai būčiau labai laiminga. Va. Atėjau iki mišių, nes čia žmonių būna labai daug, bet vis tiek neveikia, va, ta nesupa ją. Nes yra specialias dienas.
būtent tai švytuoklį. Einame mes pasižiūrėti toliau. Aš einu įsižiūrėjus, kaip čia gražu visur. Labai, kur be pasisuktum, visur auksas. Kaip čia gražu. Vau. Vau, čia visur aplinkui taip gražu. Kur beeičiau, visur auksas. Vau. Eina savo. Einam prie kapo. Dėžutė. Vau. Vargonai, kokia grožė. Vau. Acabaron y encontraron restos. Pero junto con la masa. Ten, kur sėdi pats Santiagas ir dabar jam va ten čiupinėji. Ir man leido jį pačiupinėti. Jo, leido prie jo prisiliesti. Bet paveiksluoti ir filmuoti neleido. Sakė, jeigu nori, eik iš priekio. Na štai, mano išsvajota paelė, kurią aš dabar valgysiu. Vienu žodžiu švenčiu. Labai fainai švenčiu. Gavau tai, ko norėjau. Visko. Skanaus man. Na štai, pradėsiu video nuo šičia. Čia mes paliekam savo batus ir įeinam į patalpas. Čia iš karto yra virtuvė bendra. Su visko yra ir lėkščių, ir kaip ir visose. Šaldytuvas, vienu žodžiu, visko viryklė, taip ir toliau. Ir toliau mes einam į kambarį. Čia televizorius labai garsiai kalba. Kylam aukščiau laiptais į viršų. Ir ten yra mūsų kambariai, bet aš pirmoje eilėje jums parodysiu, kur yra tualetai, nes paskui reikės vėl grįžti atgal. Na štai, čia yra prausykla, galima nusiprausti. Čia yra uždaryta vienu žodžiu. Va šitaip atrodo volė. Dušas, kur galima nusiprausti, galima pasidėti rūbus ant kėdutės ir yra va čia va tokie kabliukai.
Va, taip ir visuose kituose tas pats. Yra kėdutė, dušas, kabliukai. Ok. Taip, čia yra tualetai. Tokie, kaip ir visur. Nieko ypatingo. Miegamosios patalpas. Ok, čia visur yra tamsu, nes visi kažkur tai išėję švęsti. Na, va, aš įsijungiu šviesą. Pasidariu savo privatę zoną. Su adijalu. Ir štai taip aš čia jau su miegmaišiu įsikūriau. Na, va, 2 aukštės lovas tokias. Yra paprasti matrasai, yra paklodės, užvalkalai. Ir dar duodavo tokius pledukus. Čia kažkodėl tai nėra. Na, pas mane yra mano, bet aš savo užsidengiu, kad man būtų privačiai. Čia mano rankšluostis jau yra. Nu, vat, vienu žodžiu. Tokia. Vienintelis minusas, tai nėra rozetės šalia, kad galėtume pasikrauti telefoną. O šiaip viskas visai neblogai. Na štai, su visais atsisveikinu. Ir iki rytojus. Žiūrėsim, kur aš keliausiu rytoj.